ligoninėje matosi ir konsultacijų poliklinikoje, teisingiau, darbuojasi statybininkai. Kokie vykdomi projektai? Šiandien vykdom projektą finansuojamą iš ES paramos lėšų. Tai ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas viešojoje įstaigoje Ukmergės ligoninėje. Šitam projektui finansavimo sutartis pasirašyta jau 2009 m. rugpjūčio 29 dieną ir šiais metais, Liepos 31, projektas turėtų būti užbaigtas. Tai projekto metu numatyta atlikti kapitalinį remontą konsultacijų poliklinikoje. Visoje? Taip, praktiškai visoje. Toliau dienos chirurgijos poskyriai prie chirurgijos skyriaus. Tai šiuo metu remontuojama viena dienos chirurgijos operacinė ir 3 dienos chirurgijos palatos. Toliau yra iš esmės keičiamas ir praktiškai naujas ambulatorinės medicininės reabilitacijos poskyris prie fizinės medicinos reabilitacijos skyriaus. Ten daromi dideli darbai. Mūsų svajonė buvo jau gal daugiau negu 10 metų, kad mūsų rajono gyventojai turėtų galimybę pasigydyti efektyviai stuburo ligas. Tai yra įrengiama vertikali vonia, kuri, manau, turės didelę paklausą mūsų pacientų tarpe ir aišku, gydymo efektyvumas turėtų šitų ligų gerokai pagerėti. Ir prie priėmimo skubios pagalbos skyriaus bus įrengta 3 vietų stebėjimo palata. Tai šitiem visiems darbam atlikti yra skirta virš 2 milijonų litų. O gal minėjot, kad konsultacijų poliklinikoje atliekamas kapitalinis, visoje konsultacijų poliklinikoje. Kokie darbai gal gali truputį pavardinti, bus atlikti grindų, dangos, langai, kas? Taip, visoje konsultacijų poliklinikoje bus pakeisti langai, pakeista vidaus elektros tinklai, silpnų srovių tinklai arba telefono tinklai, priešgaisrinė signalizacija, informacinių technologijų tinklai bus pakloti, pakeista grindų danga, kuri jau atitarnavo, manau, su kaupu. Vienu žodžiu, kad turėsim naują iš vidaus. Taip, viskas ir tiesa, ir santechnika pasikeis, ir kriauklės, ir vamzdynas pasikeis. Esminiai atliekam vieną tokį darbą, tai nukelsim į 1. aukšto registratūrą, kad mūsų pacientam būtų patogiau įėjus per duris iš karto pirmiausiai pakliūti į registratūrą, užsiregistruoti pas norimą gydytoją specialistą ir toliau. Dabar ypač neįgaliem mūsų pacientam yra didelis nepatogumas, kad reikia užlipti į 2. aukštą, o po to grįžti pas ortopedą traumatologą ar pas chirurgą į 1. aukštą, į rentgeno diagnostikos skyrių. Tai jiem nebereikės be reikalo lipti į 2. aukštą. O gal dar bus kažkokių tokių kardinalesnių pasikeitimų struktūros, kabinetai kažkaip keisis ar tik tai registratūra? Dar norėčiau pasakyti vieną labai svarbų, pažymėti tokį svarbų momentą, kad šiuo metu, tai yra tiksliau iki šiol, mūsų pacientai su negale, kurie atvažiuoja su
invalido vežimėlio, neturėjo galimybės pasikelti į antrą, į trečią aukštą, kadangi tais laikais įrengto lifto įėjimo anga buvo per siaura ir su ratukais negalėdavo, su invalido vežimėliu negalėdavo įvažiuoti į liftą. Tai šiuo metu kaip tik tai vyksta platinimo, pritaikymo dabartiniam reikalavimam lifto ir senas liftas yra demontuotas ir žinau, jau rangovas sakė, kad Vokietijoje gaminamas naujas europinis liftas, kuris gegužės mėnesį turėtų būti sumontuotas mūsų konsultacijų poliklinikoje ir išspręstos šitos buvusios problemos. Šiaip šiek tiek pertvarkom ir kabinetus. Taip jau suprojektavom, projektuotojai taip užsakėm, kad pavyzdžiui akių ligų gydytojai, kurie dirba 2 konsultacijų poliklinikoje, reiškia, jų kabinetai bus vienas greta kito, o tarp tų kabinetų bus įrengta diagnostinė patalpa, kur reiškia, galės ir vienas gydytojas, ir kitas gydytojas pasinaudoti medicinos įrangą, kuri yra brangi ir dubliuoti, turėti po kelis tos pačios rūšies diagnostinius įrengimus yra per brangu mūsų įstaigai ir taip galvojam išspręsti stygio, reiškia, medicinės įrangos. Tiesiog ją efektyviau išnaudojant. Lygiai tai toks pats sprendimas yra priimtas ir dėl ausų nosies gerklės kabinetų. Šiuo metu irgi dirba 2 kabinetai, 2 gydytojai vienu metu, tai irgi tarp šitų kabinetų bus įrengtas irgi procedūrų kabinetas, kada galės, reiškia, ir vienas gydytojas, ir kitas gydytojas pasinaudoti šito reiškia, procedūrų kabineto tiesiog galimybę. Ir toliau odos, reiškia, Veneros ligų kabineto irgi 2 gydytojai dirba, tai irgi kabinetai tie atsiras vienas greta kito, o diagnostinis, reiškia, kabinetas bus tarp jų. Tai turbūt pagrindiniai esminiai pasikeitimai, kurie reiškia, numatyti ir kurie vykdomi yra dabar konsultacijų polikliniko. O iš išorės ligoninė pasikeis? Šito projekto vykdymo metu iš išorės pasikeitimai nenumatyti, tačiau vakar pridavėm paraišką dėl Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimo paraišką Lietuvos verslo paramos agentūrai. Čia irgi ES lėšom? Taip, čia irgi yra ES lėšom numatytas finansuoti projektas ir numatyta lėšų suma beveik 4 milijonai litų. Šitomis lėšomis, jeigu paraiška bus įvertinta kaip tinkanti finansuoti, reiškia, vykdant projektą, turėtume pasikeisti ir iš išorės. Tai praktiškai numatytas ligoninės senojo korpuso, pagrindinio korpuso, šlaitinio stogo pakeitimas naujų, pastogės apšiltinimas, likusių dar nepakeistų langų pakeitimas, ligoninės sienų apšiltinimas, šilumos punktų renovacija, pagrindinių šildymo sistemos magistralių suremontavimas, ir dar kai kurie kiti darbai.
Taip, tai dar yra skyrių, kurie laukia renovacijos. Tai šiais metais dar turim jau įvertintą paraišką ir esam partneriai su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis, kur vykdomas vidurio ir vakarų Lietuvos kardiologinė programa vykdoma ir ten yra mūsų ligoniniai numatyta 1 170 000 litų, maždaug pusė tos sumos yra skirta medicininiai įrangai, kita dalis kardiologijos skyriaus renovacijai, gydytojų kardiologų kabinetų konsultacijų poliklinikoje renovacijai, kardioechoskopijos kabineto renovacijai. Tai remonto darbai tikrai bus atlikti šiais metais, o medicininė įranga per šiuos 2012 ir 2013 metus turėtų irgi pasiekti mūsų ligoninę. Turėtume atsinaujinti ir su medicinė įranga ir teikiant paslaugas būtent kardiologijos profilio pacientam.